visus pakvies. Tai keletą dujų šiandien jums pademonstruosiu, kaip jos atrodo, ką jos daro ir ką su jom galima padaryti. Vienas iš mano tokių įdomiausių dujų gal, kaip man jos visos įdomios, yra azotas. Azotas yra kas? Tai yra, jo ore yra beveik 80%. Mes jom kvėpuojam, taip pat kaip ir deguonėmi, tik mums azotas kvėpavimui nereikalingas, jis reikalingas. Tiesiog taip yra, taip dievulis surėdė tokią gamtą. Ir kai mes jį atšaldom iki minus 196 laipsnių, bet čia yra tiek, jis yra labai šaltas, jisai skystėja. Ir kai jis yra labai šaltas, galiu pademonstruoti su šitą rožę, jau šiek tiek pavargo. Bet akimirksniu jinai pavirsta į gražią rožę. Kodėl? Todėl, kad daugelis augalų, taip pat ir gyvūnų, mes turime ląsteles, kurios susideda iš vandens. Aš tą vandenį labai žaibiškai sušaldžiau ir jinai visai kitokia. Tiesiog gaunasi kaip sniegas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Kai mes šaldom maistą, uogas, grybus ir taip toliau, tai yra labai geras dalykas. Nes tokiu būdu užšaldžius, tas giluminis greitas užšaldymas pas mus palieka visus vitaminus, mineralus ir taip toliau. Kas valgėt braškės per kalėdas iš savo sodo, kai atitirpinatės, kokias jūs būna tokias. Jo? Bet būtent su šito azotu, kai šaldot jos, nebūna tokios ištišus. Kartais netgi kvekas. Taigi, dar vienas dalykas, ką aš labai mėgstu demonstruoti, visi vaikai žino guminus. Minkšti, tamposi, skanus jie, bet jeigu mes jas patalpinam į azotą trumpam laikui, pažiūrėsim, kas gausis. Nes kaip minėjau, tai yra viena iš sudėtinių oro dalių ir šaltis yra apie 200 laipsnių temperatūrų. Matėt, guminukas nebesitampo, tiesiog sušalo. Kadangi arenui man neleidžia visų bokštų daryti, tai aš vieną tik tai sugalvojau, kuris dar šiek tiek bus tinkamas. Čipsų dėžutę aš prisileisiu tam tikrų dujų, paskui papasakosiu, kas vyksta. Vertinės dujos šiaip nedega, jos tada visiškai nei su niekam nereaguoja. Čionais turėtų kiekis laiko kažką. Ai, šitas tai gauti. Esmė tame. Aš čionais prisipyliau vandenilį. Pripyliau pilną vandenilį ir padariau čionais skirtį. Aš jį uždegiau tą vandenilį ir tos liepsnos praktiškai nesimato. Nes vienintelės dujos, kurios dega, liepsna, kurios nematoma. Ir kai pro šitą pildymo skylutę čionais pradėjo traukti orą, nes tos dujos degė, jos pasitraukė oro, o kadangi ore yra 20% deguonies, susidarė sprogus mišinys ir matys, kas gausis. Elementariai. Dar šitas vienas iš gražesnių mano, ką man leido viduj demonstruoti, nes vandenilį galima surinkti tik tais dar į feirio burbuliukus. Kadangi feirio burbuliukas mes surinkam, ten jame gaunasi šiek tiek priemaišų ir atrodo visai neblogai. Geltona liepsna duoda feirio priemaišų. Šiaip vandenilis dega visiškai tokia liepsna, kuria nesimato.
Aš kai demonstruoju mokyklose šitos dalykus, vaikai klausia, mokyklą galima padėkti spaudai. Na, 1, 2, 3. Sušaldo. Eis ten viršui bus, paskui kai iš burbulios feigas nukris visiems čia. Opa! Auginėjau. Patį viršų nuskrido ir nesproksta vaizdas.